Pernelyg didelis džiaugsmas tai baimė šypsena, kuris slepia tylą. Kai šypsena tampa per didelė, kai džiaugsmas lyg scena, lyg fejerverkai be pauzės, kai sakom viskas nuostabu, ne tada, kai viduje tylu. Gali būti, kad bėgant nuo skausmo, nuo netekties, nuo senos baimės, kad laimė laikina. Vaikystės traumoje tai dažnai gimsta iš patirties, kad džiaugsmas buvo greitai atimamas, kad vos tik būdavai laimingas, kažkas sugriūdavo, kad šypsena buvo reikalavimas, o ne būsena, kad turėjo būti geras, linksmas, teigiamas, ne tada, kai skaudėjo. Tad dabar džiaugsmą forsuojam, kad nepajustume tylos. Baimė kristi vėl verčia šokti aukščiau, nei širdis spėja, baimė sustoti, lyg atvėrus duris tuštumai. Psichosomatikoje tai gali pasireikšti hiperaktyvumu, nemiga, kvėpavimu, išsekimu, pertemptu nervingu kūnu, kuris negali atsipalaiduoti, širdies virpėjimu, kai emocijos išmuša iš vėžių, virškinimo sutrikimais, kai kūnas nebespėja suvirškinti gyvenimo greičių. Tačiau tikras džiaugsmas negarsus, jis neklykia, jis nevaidina, jis kvėpuoja, jis ateina tada, kai leidžiam sau jausti viską, net skausmą. Gydanti intencija. Aš leidžiu džiaugsmui būti tikru, ne tam, kad pabėgčiau, bet kad būčiau. Mano širdis rami, net kai niekas nešauka.